Sveiki. Šiandien pasižiūrėsim skirtumo tarp komercinio kego ir Cornelius kego, kurį naudoja namų aludariai. Tai vis dar sulaukiam daug klausimų, kuo geresnis tas, kuo tas kegas ir ką mes galim apie tai pasakyti. Taigi gal pradėsiu nuo komercinio kego, kurių būna įvairių. Tai yra 30, 50 litrų, 20, 15 būna įvairių. Jie paprastai turi vieną vožtuvą, kuris yra viršui. Ant jo statosi statinės vožtuvas, iš kurio išeina alus ir paduodamas CO2. Taigi koks privalumas yra šito kego? Pirmas privalumas tai yra jisai slėginis, pritaikytas intensyviam darbui, tai yra alaus tiekimui. Iš namų aludarių pusės šis kegas yra iš esmės nepritaikytas namų aludariams ir jisai specialiai yra padarytas taip, kad namų aludariai jo negalėtų naudoti. Norint jį naudoti, reikia daryti kažkokias tai modifikacijas. Tai yra būtent statinės vožtuvė, yra dantukas, kuris veikia kaip gaudyklė ir neturint papildomų priemonių arba nemodifikavus jo išimti nebūtų galima. Jūs jį atsukat, jis lieka laisvai kabėti, bet statinė vis tiek būna uždaryta. Tai yra padaryta iš esmės komerciniais sumetimais tam, kad barai nedapilinėtų kažkokiu tai vandens ar dar ko nors į kegus, neskiestų. Iš esmės tai yra gamintojo apsauga nuo kažkokios tai išorinės veiklos aluje. Čia yra G tipo statinės vožtuvas. Jisai gali būti A tipo, G, S, o dabar atsirado ir dar begalė kitų tipų, individualių įvairių, dabar jų yra tikrai daug. Koks yra pliusas šito kego? Kaip ir minėjau, kad jisai skirtas intensyviam darbui. Vienas dalykas, jisai yra plieninis, tvirtas daiktas. Tačiau yra problema ta, kad jį sunku yra plauti. Jisai, jeigu jūs modifikuosit šitą dalį, jūs galite atsukti ir turėsit maždaug tokio diametro, kas yra nedidelis diametras, per kurį turėtumėte išplauti kegą, tai yra fiziškai su šepečiu plus išskalauti ir išpilti. Tai nėra patogu. Iš tikrųjų, aš pats, kai pradėjau gaminti alų, tai maždaug apie 3 metus naudojau tokio tipo kegus. Viskas kaip ir atrodė neblogai, bet yra keli niuansai. Jis yra didelis, jis yra labai platus, jį sunku kur nors įstatyti, sakykime, patogiai kažkokią tai vietą, jeigu jūs turite nedaug vietos. Kitas dalykas, jisai pats yra iš savęs sunkus ganėtinai, net ir tuščias. Ant jo būtinai turi statyti statinės vožtuvas, reiškia, jūs turite išeinančius kažkokius čia tokius ūsus iš jo. Ir jisai jau ant viršaus jo nieko nepastatysi, apart jo pačio. Reiškia, kol jis pajungtas, jisai negali būti uždengtas kažkuo, tai užstatytas ar taip toliau. Toliau naudojimas jų pakankamai sumažėjo namų aludarystiai, kaip ir sumažėjo naudojimas jų komerciniai aludarystiai, dėl to, kad daugelis eina prie vienkartinių kegų komercijoje. Taip yra paprasčiau dėl logistikos ir dėl didžiulių kiekių
šitų kegų, kuriuos reikia ne tik tai pristatyti visą alų, bet reikia juos ir gražintis atgal kažkaip. Tai logistiškai jie pasidarė nepatrauklus verslui. Tai bendroji sumoje jie pasidarė nepatrauklus niekam. Nei namų aludariam, nei verslui. Cornelius keg yra kito tipo kegas, tai yra cilindras, kuris dabar yra populiariausias pasaulyje namų aludarių alaus laikymo talpa. Kuo jis yra patogus, tai yra savo dydžiu, jis visą laiką yra tos pačios formos ir, sakykime, jo yra kelios variacijos 18, 19 litrų ir 9, tai priklausys tik tai jo aukštis. Tam tikrų modelių gali priklausyti ir storis, bet tai labai minimaliai skiriasi. Jo pajungimas prie sistemos naudojamas su ball lock sistema. Ball lock tai yra rutuliukai viduje užfiksuojantis. Vienas paduoda CO2, kitas išstumia alų. Šituo principu naudojantis lygiai tas pats principas veikia ir čia, tik tai per kitokią įrangą. Šis kegas, skirtingai nei prieš tai rodytas, turi viršui didelį dangtį, kurį atidarius mes pilnai galime įkišti ranką, šepetį ar dar ką nors ir fiziškai labai gerai išvalyti. Galim išardyti taip pat ir šitus ball lock portus ir juos išplauti atskirai. Ir visą tai, jisai yra lengvas, pats iš savęs sveria apie 4 kg, tiek transportuoti, tiek laikyti, net ir namų šaldytuve galima iš bėdos. Taigi, dažniausiai pasaulyje, dabar jau ir Lietuvoje, visi renkasi būtent Cornelius kegus, kalbant iš plieninių kegų kategorijos. Taip pat turim kegų plastikinių Oxybar, kurie irgi populiarėja. Tačiau šiandien kalbant apie metalinius, tai yra plieninius kegus, vis tik tai visi privalumai tenka Cornelius keg tipo. Jų gali būti gamintoje daug, nes jos gamina ne vienas gamintojas, jas gamina tikrai nemažas būrys gamintojų, o tuo tarpu komerciniai kegai turėtų ir likti komercijai, nes jų paskirtis yra kitokia. Neužsimti namų aludarystę, o pilstyti juos produkciją, kuri būtų transportuojama į barus ir būtent tokia paskirtis šių talpų ir yra. Taigi, kai žmonės klausia, kurią sistemą geriau rinktis, tai visą laiką rekomenduoju rinktis Cornelius sistemą. Tokių kegų komercinių naujų gauti galima, bet jie yra ženkliai brangesni negu Cornelius, tačiau dažniausiai Lietuvoje visi renkasi dėvėtas komercinių kegų opcijas, tai yra panaudotus kažkokių įmonių jau nebetinkamus komercijai, todėl juos apšlifuoja ir gali parduoti kaip dėvėtus kegus namų aludariams. Tai šiuo atveju jūs galite nusipirkti pakankamai už nedidelę kainą tiek dėvėtą, tiek ir naują Cornelius kegą, kuris turi įvairių privalumų, tai yra dydžio, pajungimo, netgi to pačio sandėliavimo. Tai reiškia, mes naudodami tokius ball lock angalius galime uždėti juos ir jie būna lygiai su paviršium, kas leidžia tuos kegus štabeliuoti vieną ant kito ir taip sutaupyti vietą, kuri paprastai būna brangi namie, ne taip kaip kokiam sandėly. Tai va tiek norėjau papasakoti apie šitų dviejų kegų skirtumus. Jeigu turėsit klausimų, visą laiką laukiam šitų klausimų ir juos mielai atsakysime.